Pirmiausia, pasinaudoti tuo, ką esam šiek tiek aptarę TF Facebooko grupėje, kaip pretekstu perskaityti šiaip labai neįdomų žodį tekstą, kurį atsidarius, aišku, gali praeiti noras jį skaityti ir noras galbūt aptarinėti, nes gali būti nelabai aišku, kam tai yra reikalinga. Tai pabandysiu paaiškinti, parodyti, kad tos skaitymas gali būti visai fan dalykas. Čia yra fragmentas iš tokio mūsų dėka liūdnai pagarsėjusio socialdemokratų informacijos centro pranešimo spaudai, šaltas, buvusio skelbto spalio mėnesį. Jis tuo metu, kai buvo paskelbtas, buvo nepastebėtas regis, bent jau neteko matyti, kad kas nors iš kurios nors pusės kairės, dešinės, feministinės, antifeministinės į jį kaip nors reaguotų, o reaguoti verta. Ir šiek tiek buvo reakcijos būtent pastebėjus jį aptikus mūsų grupėje. Čia vienas iš fragmentų, kuriame cituojama daktarė Margarita Jankauskaitė, kuri yra lygių galimybių plėtros centro ekspertė, socialdemokratų partijos narė, ir reprezentuotų tuomet tokį institucionalizuotą tam tikrų mastų established, turintį įgaliojimus feminizmo Lietuvoje. Taigi, tame pranešime spaudai pasako šitą skandalingo, galima tą būtų traktuoti kaip retorinį klausimą, ar galime apie demokratiją kalbėti, jeigu 54% gyventojų gyvena Lietuvoje nedemokratijos sąlygomis, bet kiek teko girdėti kituose kontekstuose, čia jie neretorinis klausimas, visiškai rimtai, kaip sako. Taigi, kas verčia ją manyti, kad Lietuvoje nėra demokratijos, nes didesnė pusė jos gyventojų gyvena nedemokratijos sąlygomis. Šiaip tai daugiau negu skandalingas ir keistas teiginys, išdėstomas visiškai ramiai ir be jokios reakcijos. Jį pagrįstų tuo, kas čia toliau dėliojama, kad esą galima teikti, jog Lietuvoje nėra demokratijos ir pusė gyventojų joje nedalyvauja, dėl to, kad ta pusė gyventojų yra tiesiog moterys ir jos kažkokiu būdu, pasak Margaritos Jankauskaitės ir pasak viso renginio, apie kurį informuoja šitas politinio renginio, kurį informuoja pranešimas spaudai, vadinasi, tas faktas, kad pusė didesnį Lietuvos gyventojų yra biologinės moterys ir plus tas faktas, kad Lietuvoje mažiau nei 50%, mažiau nei pusė Seimo narių, taip pat atstovų Lietuvos Europarlamente yra gerokai mažesnis procentas moterų. Taip pat įvairiose galios politinėse pozicijose mažiau moterų čia įvardyja tuos skaičius ir vadinamus indeksus. Jos manymų reiškia, kad tiesiog visa ta pusė Lietuvos gyventojų neturi galimybės dalyvauti politinių sprendimų priėmime. Prielaida akivaizdi irgi nemažiau skandalinga negu šitas teiginys. Prielaida yra, kad žmonės politikoje atstovauti gali tik tos pačios lyties žmonės. Prielaida, kad moteris gali atstovauti tik moterys, jei nėra moterų politikoje, tai vadinasi visos Lietuvos rinkėjus yra neatstovaujamos, tiesiog neatstovaujamos, nes nesvarbu kokios jų politinės pažiūros, nesvarbu, kad jos ėjo į rinkimus ir už kažką balsavo, jų balsas atiduotas už kokį nors, nesvarbu, liberalą, konservatorių ir socialdemokratą, ne socialdemokratę ir net ne konservatorė, yra nieko nereiškiantis, kažkoks iliuzinis
Aš net nežinau, kaip Margarita suktųsi paklausta, ką tos rinkėjos darė, jeigu jos balsavo ne už moteris. Turbūt gal bandytų konstruoti paaiškinimą, kad jos tai darė ne savo valia, netiesiogiai, bet nesuprasdamos, kad jos atstovauja ne save, na žodžiu, keista fantasmagoriška mąstysena, kurią ji čia pateikia. Ir pereina prie kvotų klausimo, manydama, kad šitą situaciją išspręstų, pirmiausia, kad ji turi būti spręstina jos manymu, kad ji yra problemiška ir kad ją išspręstų tas įvedimas kvotų režimo, tiesiog priverčiant pusę gyventojų ir būtent atitinkančią biologinę lytį pusę, priverčiant pasirinkinėti teisingai, nes, na, čia irgi prielaida, kad vadinasi, tikrasis politinis interesas, tikroji ideologija yra ne kairė dešinė, ne konservatizmas, liberalizmas, socialdemokratija ar anarchizmas, ar kas tik norime, bet tikrosios politinės žmonių pažiūros yra tiesiog jų gendered interesas, o galbūt tapatybė. Ir jeigu šitai neatstovaujama, o šitai atstovauti gali ne kas nors, kas gerai atlikinėja šitą vaidmenį ir patikimas kaip jo administratorius, bet tiesiog kas pats juo yra neproblemiškai. Žodžiu, jeigu nėra tokio atstovavimo, tai iš viso nėra jokio atstovavimo ir nėra tokios demokratijos. Žodžiu, šitas linksmas momentas, kadangi jis išsakytas įgaliotų tiek politiškai, tiek Lietuvos feminizmo kontekste ir su akademiniu rangu asmenų, buvo pretekstas, kodėl iš viso verta atkreipti dėmesį toliau į tą pranešimą spaudai ir į tai, apie ką jis praneša platesnė visuomenė. Jis praneša apie tokį ES finansuotą projektą, kurio pinigais užsakytas tyrimas, atliko jį Ekologijos universiteto tyrėja profesorė Irena Zaleckienė, galbūt su pagalbininkais. Ir būtent šitas projektas, pats projektas vadinasi Įsipareigojimas demokratikai, didinant moterų politinį dalyvavimą. Žodžiu, projektas, kuris skirtas, kurio formuluotojai niekaip neteigia, kad demokratija kaip nors yra neegzistuojanti, žmonės nesirenka savo atstovų pagal lytį ir atitinkamai nebalsuoja, čia niekas to neteigia, bet tiesiog kalbama apie tai, kad demokratinis interesas turėtų būti didesnis procentas, kadangi jis yra mažesnis nei gyventojų, nei populiacijos procentas, didesnis politinėse institucijose. Šito projekto pagrindu atliktas užsakomasis tyrimas, atliktas taip ir suformuluotas šiame pranešime spaudai dar keisčiau, bent jau nemažiau keistai negu pasisako prieš tai cituota Margarita Jankauskaitė. Projekto tikslas, kaip čia pristatome tame pranešime spaudai, ir vėliau buvo bandoma teisintis, kad po šitam tikro rezonanso, kad čia klaidingas pristatymas, tiesiog viskas gerai su tuo tyrimu, bet kažkas, kas rengė pranešimą spaudai, tas kažkas tai infocentro vadovė, tiesiog visai nesuprato, ką parašė, arba visai nepastebėjo ir parašė atvirkščiai. O parašė, projekto tikslas išsiaiškinti, ar moteriams Lietuvoje reikalinga demokratija. Ir tikslas irgi toks įdomus. Ir toliau teigiama, kad tyrimas atskleidė, čia tiksli citata, jog moterų psichologinė sankloda nėra tinkama politikuoti, nes jos nesugeba valdyti emocijų. Čia citata iš to tyrimo, kaip jis buvo pristatytas spaudos konferencijoje Seime ir kaip jis pristatomas visuomenė pranešime spaudai. Žodžiu,
Na ir toliau ta profesorė čia cituojama, kuri pristatinėjo tuo metu tas anonsavus savo tyrimų pagrindinės idėjas, kaltina lietuviškas tradicijas, pasak kurių ir jos spec lietuviškos, negu kokios nors kitokios, pasak kurių visi mano, jog vyrai geresni vadovai, todėl nerenka moterų, bet tuo pačiu metu ji teigia naiptol ne, kad gyventojai taip mano, kaip čia cituojama, apie moteris kaip netinkamas politikai, bet kad pats tyrimas atskleidė, jog taip yra. Bent jau taip aiškiai yra išdėstyta. Ir toliau jį pridūrė, kad viskas Lietuvoje gerai, nes tas konvencinis argumentas, kad štai aukščiausiose pozicijose moterys, vadinasi viskas gerai. Bet toks įdomus suveltas fragmentas, sakyčiau, pelės lizdo epiteto vertas, nes čia pasakoma vienu metu prieštaringiausių ir keiščiausių dalykų. Pirmiausia, aišku, tas tyrimas atskleidė, kad moterų psichologinė sankloda netinkama politikuoti. Šiaip iš karto klausimas, o kaip jis tyrė tą psichologinę sanklodą moterų, kokių moterų, kaip jis tą nustatė, kaip jis tyrinėjo jų tinkamumą politikuoti ir ko matavo. Čia pačios tos formuluotės jau rodo, kad kažkas stipriai ne taip ir kad net nepanašu į jokį tyrimą. Bet, tarkime, jis atskleidė tai ir toliau pristatoma tuo pačiu, kad šitas tyrimas yra būtent minėto projekto dalis, kuris turėtų nubrėžti gaires, padidinti moterų dalyvavimą politikoje. Žodžiu, tyrimas, kuris nustatė, jog moterys netinka politikuoti, tarkime, mes jau tikime, vis taip nustatė, iš tiesų, tas pats tyrimas yra pristatomas kaip instrumentas, kuris galėtų pakeisti ir turėtų pakeisti šią situaciją. Taip pat šituo tyrimu manoma, jog galima atsakyti į savo ruoštų tyrimo vertą klausimą, ar moterims Lietuvoje reikalinga demokratija, o tai buvo suformuluota. Demokratijos reikalingumas būtent suprantamas kaip tas noras jiems būti atstovaujamams politikoje, atstovaujamams ne kaip tam tikrų pažiūrų individai, bet ar interesų grupės, ar socialinių sluoksnių atstovai, ar profesinės kažkokios grupės, bet būtent kaip moterys, nepaisant visų kitų kvalifikatorių ir atstovaujamos moterų. Jeigu jūs šitaip nemano, tai reikia manyti Lietuvoje moterims demokratija nereikalinga. Ketvirtas punktas, susimesgantis su tais ankstesniais į vieną, būtų, kad ką tik buvo šiuo tyrimu, kaip jis pristatomas, kaip tik pasakyta, kad moterų neturėtų iš viso politikoje būti. Žodžiu, tyrimas vienu metu pasako, kad neturėtų būti, nes jų tokia sankloda, kad jos tam netinka, ir tuo pačiu kelia užduotį padaryti, kad taip nebūtų, arba išsiaiškinti, ką daryti, kad taip nebūtų. Taip pat prieštaringas momentas, kad čia sakoma, jog kaltos dėl visko kažkokios lietuviškos tradicijos, dėl moteriškos psichinės sanklodos jos kaltos, tačiau taip pat priduriama, kad Lietuvoje viskas gerai, čia citata net ne parodija. Taip pat sakoma, kad diskriminacijos politikoje nėra, tik yra visuomenėje, tačiau toliau sakoma, Lietuvoje nėra demokratijos. Lietuvoje nėra diskriminacijos politikoje ir nėra demokratijos. Kodėl nėra demokratijos? Nes nėra moterų, o moterys čia pat buvo išvardintos tos kaip didysis argumentas svarbiuose postuose, kurios yra, na, žodžiu, tai išties kažkas nusipelnančio būtų pavadinta pelės lizdu. Dabar koks tas tyrimas konkrečiai prieinamas internete, galima užmesti akį, ką jie iš tiesų tyrė. Ten ne tiek daug klausimų, gal keliasdešimt, keletas iš tokių simptomiškų, kaip tai atrodo, yra tokie, kaip čia, kaip vertinate vyrų politikų veiklą, kaip vertinate moterų politikų veiklą, pasirinkimai atsakymų galimų ten blogai, nelabai blogai, truputį blogai, labai blogai ir panašiai. Žodžiu, patys klausimai irgi numato, kad politikas ar politikė turi būti vertinamas pirmiausia kaip vyras arba kaip moteris ir per tą prizmę, gender prizmę, matoma jo politinė veikla, taip pat, kad visų vyrų arba visų moterų veikla turi būti vertinama in corpore kartu, sujungiant su visais tos lyties padarais ir atskiriant nuo kitos lyties. Visus vyrus paimam ir įvertinam jų politinę veiklą, pasirinkdami atsakymą, taip pat paimam atskirai visas moteris ir įvertinam.
Žodžiu, gražu. Toliau, kiti tipiški, aš čia visko nerodysiu, tipiški klausimai yra va tokie, kuriuos prašoma pasirinkti atsakymą irgi numatant į savo ruoštų įdomias prielaidas, kad klausimą respondentų, ar jie mano taip, kiek labai jie taip mano arba nemano, ir pagal tai, jeigu jie nemano, kad tas moterų dalyvavimas vienos ar kitos srities sprendimų priėmime kažką pagerins. Jeigu jie taip nemano, tai jie aišku nurašomi į demokratijos priešus, seksistus ir panašiai, ar patriarchalus, ar tamsius lietuvius, kai tuo tarpu pats klausimas, jie numato, kad jeigu jis atsakomas teigiamai, tai jis numato ne ką kitą kaip esencializmą, nes kodėl moterų dalyvavimas galėtų pagerinti kažkokių sprendimų priėmimą, pats moterų dalyvavimas. Moteris turi specifinių sugebėjimų priimti sprendimus, ar specifinių galių, ar ko jos tokios turi, kad galėtų savaime jų atsiradimas, žodžiu, bet kokių politinių pažiūrų, bet kokių interesų, bet kokių sugebėjimų, bet kokio išsilavinimo moterų kiekybinis atsiradimas, esą turėtų kažką pagerinti, bent jau taip turėtų manyti progresyvus žmogus, kuris čia būtų suskaičiuojamas ir įvertinamas. Dabar pereinant prie pačios Holi, kuo į čia dėta, tuo, kad būtent šito Seime tyrimo pristatymo metu profesorė Zaleckienė rodo skaidres iš šito savo atlikto tyrimo, ir viena iš tokių įdomiausių ir skandalingiausių savo ruoštų būtų skaidrė, kurioje išdėsto, kuo jį remiasi, koks metodologinis projektų šito jos atlikto pagrindas, ir vadinasi tos apklausos, ir vadinasi visų samprotavimų, taip pat ir Margaritos apie tai, kad Lietuvoje nėra demokratijos, apie visokį lyties atstovavimą ir panašiai. Ji pasako, kad jį remiasi tiek, žodžiu, konceptualinis projekto atlikto karkasas, tiek jo tyriamoji dalis pagrįsta feministinio trikampio teorija, ir nurodo kaip šaltinį Holi. Ana Marija Holi yra tokia suomė akademikė, ir paminė, čia Holi priskiriamas sąvokas, tokias kaip strateginė partnerystė, įgalinimas, koalicijų kūrimas, velvetinio trikampio kūrimas, kuris turėtų padėti kurti savo ruoštų demokratijas. Kliausteliuose patikslinama, kad demokratija suprantama kaip sisterhood ir kaip kažkokių moterų interesų atstovavimas. Žodžiu, visus šitos dalykus jį priskiria Holi ir sako, kad jie remiasi ir kad ta feministinė agenda, kurią pasiremdamos akademiniu autoritetu norėtų šios socialdemokratės Lietuvos politikės feministės daryti, turi esą teorinį stiprų užnugarį. Tada pasidomėjom tiksliau, į kokį tyrimą, į kokį tekstą nurodo šita skaidrė. Edvinas, kuris čia turėtų būti, gal jau ateina, bet nėra. Pabandė paklausti profesorės Zaleckienės, atsakymų nebuvo, tada susisiekėm su pačia Holi. Ir tada paaiškėjo visi įdomus dalykai, nes skirtingai nei Zaleckienė Holi atsako. Ir pirmiausia, jų pasako, kad tokio teksto viso nėra. Tiesiog nėra. Toliau yra kiti tekstai, taip jie yra Gender Studies, tai yra lyčių studijų teoretikė. Yra parašiusi straipsnių gerokai anksčiau, 7-8 metais, bet tie straipsniai yra veikiau tų minėtų konceptų, tų strateginių partnerysčių, kaip čia verčiama velvetinio trikampio, sakyčiau, ne velvetinio, visuominio, ir panašus konceptai yra aptarinėjami jų straipsniuose, bet jie aptarinėjami būtent pirmiausia iš paradigmos vidaus ir aptarinėjami kritiškai, kaip tam tikroj feministiniai praktikoje nusistovėję įrankiai, kuriais bandoma empirinį realybę konceptualizuoti, ir kurie jos manymų yra nelabai tikę,
Bet, žodžiu, šitie egzistuojantys realedų straipsniai konkrečiai valė, jie nekuria jokios teorijos, jie nėra šitų, kaip būtų galima suprasti iš šios skaidrės, jie nėra jokia autorė šitų teiginių, iš viso nėra kūrusi jokio feministinio trikampio teorijos, jokia jie nesirėmė. Ir tas sąvokas nesiūlo jų kaip nors plėtoti, kuo labiau tuose jos tekstuose nėra nei jas grindžiančios teorijos, neaiškinama, kad taip reikia, nei metodologijos tyrimams, nieko panašaus. Dar vienas svarbus momentas, kad ji aiškiai atsiriboja nuo esencializmo, nuo sisterkų, tos vadinamos seserystės siejamos su antraja feminizmo banga, tam tikros senienos, kurias kliausteliuosi kaip sinonimą kažko, ką reikia daryti ir įgyvendinti Lietuvoje. Čia priskirdama Valė nurodo sovietiniai profesoriai Zlinskienė. Žodžiu, tai šitas tekstas vienas iš dviejų ir buvo įmestas į renginio aprašymą kaip paskaitytinas, permestinas akimis, nepaisant to, kad jis nuobodus. Tiesiog norint parodyti, kas čia realiai yra, kuo remiasi, vadinasi, tas Lietuvos skundas apie demokratijos stoką, susijant demokratijos nebuvimą su tam tikra kitokia politikos samprata keista, numatančia, kad politikoje žmonės turi atstovauti ne ką nors kitą, o savo lyties tapatybę. Žodžiu, jeigu jie kažkuo grindžia šitos savo veiksmus, šitos savo supratimus, tai o ko konkrečiai jie grindžia ir ką tai bendro iš viso turi, kaip matysim, mažai turi su šita paraiška. Realiai šitas straipsnis empirinis, jis nėra būtent teorinis, nėra ten jokia teorija, kuriama dėstoma, jokia metodologija pagrindžiama, tai yra tiesiog analizė Suomijos kontekstų, Suomijos įvairių, nepavadinkime feministinės, bet šiaip moterų judėjimų, jų kooperacijos siekiant politinės galios, kaip ta kooperacija vyksta, kad Suomija yra tam tikras sėkmės istorijos pavyzdys, ta prasme, kad ten Suomija šiaip trečia šalis pasaulyje, kurioje net tyrimo darymo metu valdant dešiniesiems yra didžiausias procentas politikų, politinėse institucijose, taip pat aukštose galios pozicijose moterų. Tai tokia viso labo tas sėkmės istorija, kad tiesiog ten jų daug statistiškai, daugiau negu bet kur kitur. Taigi tame straipsnėje bandoma taikyti iš kitų šalių, kitų tyrinėtojų naudotus aiškinantis tuos empirinius procesus terminus, tokius kaip tiek suominiai trikampiai ir strateginį partnerystę, klausiant, ar jie gali padėti paaiškinti Suomijos kontekstą, ar jie apskritai ką nors daugiau paaiškina negu užtemdo, kam jų reikia, gal nereikia. Ir veikiau viena iš pagrindinių tezių yra, kad Suomijos kontekste jie neadekvatūs ir šiaip problemiški. Žodžiu, čia yra tokia vidinė empirinių tyrimų apžvalga jokių kontekstų ir tiek. Dabar konkrečiai, ką tie terminai reiškia. Strateginės partnerystės, tai yra paskutiniam 20 amžiaus dešimtmetyje Norvegijos teoretikais įvestas terminas, kuriuo tiesiog siekiama aprašyti, paaiškinti Norvegijos moterų tą sėkmingą dalyvavimą priimant politinius sprendimus, būtent specifinį socialdemokratinį, kaip čia išsireiškima Friendly gerovės valstybėje. Žodžiu, toks aprašomasis terminas irgi jis naudojamas ne kaip direktyva, ne kaip kažkas, ką reikia daryti ir reikia įgyvendinti, ne kaip teorija, bet tiesiog tam tikro fenomeno užčiuopimas ir bandymas jį įvardinti. Velvetinis trikampis, arba veikiau sauminis, yra 20 amžiaus pradžioj politologijos Alison Woodward sukurtas.
terminas aprašinėjantis, kaip ender parametras funkcionuoja, kaip jis veikia, kažką marginalizuodamas ar preferuodamas įvairiuose neformaliuose ES institucijose. Ir prie tų terminų netrukus grįšiu, matysim, kad jie savo ruoštų nereiškia jokių gerųjų praktikų ir jokių patarimų. Vali klausimas tame straipsnėje būtų, ar tos sąvokos jomis įvardyjamos realybės iš vis yra aptinkamos Suomijos politinėje praktikoje, kokiu mastu galima tas sąvokas taikyti, ar reikia taikyti, gal reikėtų geresnių konceptų, strateginį partnerystį, numatant tiesiog bendrų interesų grupių kūrimą, nepaisant partinės ar ideologinės priklausomybės politikoje, vienu tam tikrą kooperaciją būtent lyties pagrindų tarp moterų, kad kas iš to, kokia nauda iš partnerystės su konservatorijomis, tarkime, kad pats kai kur išbandytas tokio tipo veikimas yra keistokas ir problemiškas, ir taip pat čia būtų minima, kad tos sisterhood koncepcijos jokiais būdais nepakanka, kad pavyzdžius jos aptarinėjimas Suomijos kontekste tos dešiniųjų pažiūrų politikės ar aktyvistės, jeigu jos pasiekia savų, kokių būtent gender prasme moteriškų tikslų, kažkokių dalykų, kurie laikomi prioritetiniais moterims, tarkime, infrastruktūros palankios, vaikų auginimo ar panašių dalykų gerinimui, kūrimas ar panašiai, ar, tarkime, abortų draudimo eliminavimas Suomijoje, aišku, tai neaktualu, tokie panašaus tipo klausimai. Žodžiu, kad tos dešiniųjų pažiūrų politikės, jeigu jos pasiekia kokios nors savo agendos, tai ne dėl to, kad jos laikosi iš vien šitų serystės pagrindo ir to niekaip nepakaktų, tiesiog jos nepasiekia, nes nepalaiko jų partiečiai, ne moterys jų partijoje, taip pat, kad tas tikslų pasiekimui svarbus tiesiog institucionalizuotas, kaip Vali vadina, valstybinis feminizmas, tai yra kairiųjų buvimas valdžioje. Žodžiu, kad jokie tie sisterhood tinklai savaime, nesant kitų palankių aplinkybių, neveikia, net jeigu juos investuojamas ir bandoma kažką tokio regzti. Jis sakytų, kad tuos Suomijos procentinius rezultatus paaiškina ne jokios tokios pagrinde partnerystės, bet kad jeigu apskritai tiems judėjimams pavyksta tiksliai nuspręsti, ko jie nori, iš viso pavyksta sutarti, įsiaiškinti, ko jie tiksliai nori, pavyksta mobilizuotis, jeigu tas sprendimų priėmimo politinių posistemį yra santykinai palanki, bet tik santykinai. Jeigu žaidžiama pagal bendras taisyklės, tai maždaug ir pavyksta, kad tam nereikalingi kažkokie spec konceptai, kokius aptarinėjimus analitikės siūlė. Ir čia taip pat būtų informacija, kad priešingai tokiam populiariam vaizdiniui apie feministinę Skandinaviją, Suomijos feminizmas visada buvo labai nuosaikus, labai integracionistinis, kad nėra ten ir nebuvo nei kažkokių grassroots aktyvizmų radikalių, nei protestų, nei autonomiškų, aktyvių, įtakingų politiškai moterų organizacijų, kad veikiau viso šio tipo veiklos. Ten yra partinis feminizmas, tai yra tam tikros moterų sekcijos partijose įvairiuose, kuris veikia tiek daug dešimtmečių tiek institucijų viduje, tiek anapus jų, kad pats bendras klimatas, kontekstas
tiems judėjimams nėra kažkaip ypatingai palankesnis negu daugelį kitų vakarų šalių, kad moterų nevyriausybinės organizacijos šiaip jau yra menkai įtakingos, bet būtent yra tas partinis feminizmas, partinė tam tikra kooperacija. 20 amžiaus paskutinio dešimtmečio tam tikras bendradarbiavimas tarp aktyvisčių ir politikių, šiek tiek tam tikrų mastų galima kalbėti. Taip pat, kad tos organizacijos šiaip nereikšmingos ir neįtakingos ėmė gauti vis didesnį valstybės finansavimą ir tai todėl tos strateginės partnerystės stiprėja, o ne atvirkščiai, žodžiu, ne dėl strateginių partnerysčių gaunama daugiau finansų valstybės paramos, bet atvirkščiai dėl to, kad egzistuoja institucinė politika, valstybės parama, dėl to tie tinklai stiprėja. Ir kad pati ta politinė, konkrečiai Suomijos partinė sistema sudaro palankės sąlygas tokiam cross-partiniam bendradarbiavimui, svarstymui, tarkime, susėda kartu kokios nors konservatorės ir socialdemokratijos aptarinėti tų tradiciškai moterims svarbių klausimų. Dėl to, kad ten apskritai yra nariai mažiau įpareigoti bendros partinės linijos, partinės ideologijos, mažiau negu daug ir kitur priklausomi nuo bendrų partijos nuostatų. Žodžiu, institucinė tvarka tokia, kad daugiau vietos individualiai veiklai jos rėmuose. Ir taip pat dar vienas svarbus momentas, kad tie įvairūs savaime neįtakingi moterų judėjimai Suomijoje turėjo simpatikų įvairiuose postuose, kurie po visą visuomenę įsibarstė, tiesiog priimant lemtingus sprendimus suveikdavo tai, o ne kažkokius jų pačių savaime iniciatyvos. Ir čia yra būtent atmetamas esencializmas, aiškiai atsiribojama nuo pasenusių tos antros bangos feminizmo terminų, nuo tos sisterhood, seserystės, kurie Holė tebe priskiria ir kurie aktyviai remiasi Lietuvos socialdemokratijais ir akademikės, kuriomis jos savo ruožtu remiasi. Taip pat ir tie moterų interesai čia suprantami ne kaip kažkas esencialistinio, bet kad egzistuoja genderės, tos tam tikros įėję į vaidmenį gyvenančios moteriškus gyvenimus moterys, turi jau savo kartais interesų, tai nieko bendro neturi su biologinė lytim, bet yra tokia interesų grupė. Ir tada būtų tiesiog šitos autorės teigiama, kad reikėtų kažkokio empiriškai specifiškesnių arba galbūt teoriškai labiau pagrįstų sąvokų, kurios leistų įvardinti, apčiuopti tiesiog tuos įvairius jos tyrinėjimus kooperacijos mechanizmus, kurių netapatina su jokia feministinė agenda, tai veikiau būtų sėtina su tuo, ką per pirmą seminarą aptarinėjom kaip gender equality politika, kaip tam tikrų Europos Sąjungos iniciatyvą sukurti žmonėms gyvenantiems ir norintiems taip gyventi gender vietose lygesnes sąlygas toliau juose gyventi, tai nieko bendro neturi su lyčių lygybė, kaip tarkime, aš ją suprantu, kaip ungenderedness. Ir žodžiu, va tokia problematika iškelia, tada svarsto, kaip įvardinti tą faktinę kooperaciją. Ir grįžtant prie pačių konceptų, tuomet tikslinasi, kas tos strateginės partnerystės, tai taip vadinama kooperacija tarp įvairiuose skirtinguose partijose esančių moterų ar moterų politikių, ar, žodžiu, tarp moterų politinėse struktūrose, tarp biurokračių ir tarp autonomiškų moterų judėjimo aktyviščių. Kooperacija tais specifiniais klausimais, pavyzdžiui, kažkoks smurtas šeimoje svarstomas, kokių įstatymų projektų reikėtų, prieš ką balsuoti, už ką balsuoti, ką daryti. Ir tarkime, nepaisant to, kad kai kurios iš jų nėra jokios
feministės, nėra net kairiosios, bet tarkim įmanoma, kad tai turėtų būti jiems aktualu ir jos gali sutarti kažkokiu pragmatiniu klausimu. Taip pat naudota tam tikroje tokio tipo literatūroje sąvoka įgalinimo trikampis, triangle empowerment, kuris nurodo sąveiką kaip esamą, kaip faktinę sąveiką, trinarę sąveiką tarp moterų judėjimų, tų feministių politikių ir tarnautojų feministinių pažiūrų. Manoma, kad tai naudinga priimant politinius sprendimus. Holis sakytų, kad čia problema, ar tos veikėjus turi būti eksplicitiškai feministinių pažiūrų, gal to kiek labai, ką tai reiškia, gal to nereikia, gal pakaktų tik nepaisant to, ką jūs mano, net kokių jos esencialistinių ir net patriarchalinių nuostatų pilnus, bet pakanka, kad praktinėse situacijose kooperuotųsi. Svarstoma, o kas tuomet į tuos strateginės partnerystės ar įgalinimo trikampius partnerius tinka, kokiu pagrindu. Čia retoriškai būtų klausima, ką nejaugi kiekviena moteriškos lyties tarnautoja jau sąjungininkė. Žodžiu, čia būtų kritiškai aptarinėjamas tas investavimasis į lyties pagrindų politikos gaminimą, į kurį referuoja tas Lietuvos kontekstas. Dabar kas įdomu yra, kad šitas aksominis trikampis yra sąvoka sukurta geležinio trikampio Iron Triangle sąvokos savo ruožtų naudotos Jungtinių valstijų politikos mokslininkų aptarinėjant galios struktūras nuo 20 amžiaus vidurio. Tiesiog paimta ta trikampio sąvoka iš čia ir lyčių studijų rėmuose yra ji sujungiama su velvetinio aksominio geto terminu, sukurta Vilonė, kuris remiasi kuris reiškia ne jokį įgalinimą ir ne jokią struktūrą, per kurią sukūrus ateiti į valdžią, bet atvirkščiai tai reiškia būtent getą, reiškia konstatavimą, kad ES politinių sprendimų priėmime moterys marginalizuotos, kad jos nedalyvauja. Ir kuris taip pat naudotas aprašant verslo struktūras, kaip jos veikia, kad moterys išstumiamos į pareigus, kad jos turi mažai įtakos priimant svarbius sprendimus. Ir taip pat tas aksomas, tas minkštas pūkuotas audinys savo faktūrą pasirinktas kaip metafora dėl to, kad man nurodo faktą, kad būtent visi tie dalyviai yra gendered tradicinio moteriškumo prasme, taip pat, kad jie yra būtent biologinės moterys, kurios patenka į getą aplinkoje, kurioje aukštesnės pozicijos priklauso ne moteriams ir kad jų veikimo būdai yra tie minkšti soft power, neaiškus, išplautais kontūrais ir panašiai. Woodward, kuri šitą aksominio trikampio sąvoką nuo dviejų pagrindų pagamina, ji sakytų, kodėl trikampis. Tai todėl, kad tai tokia struktūra, kurią sudaro trijų tipų veikėjai, valstybinės organizacijos, pilietinės visuomenės įvairios atstovės ir taip pat ekspertinės akademijos atstovės šiuo atveju. Taip pat ES lygmenyje būtų irgi tie trys tam tikro tipo blokai, kurie kolaboruoja siekdamiesi bendrų tikslų. Čia gali pastebi pagrįstai, kad suplakamos yra į vieną-dvi kategorijos. Pavyzdžiui, beproblemiškai tos valstybės tarnautojus ir politikės laikomos kažkuo vieno, tada dingus vienam trikampio kampui pridedamas, kad atsirastų trečias, pridedamos tos mokslininkės. Čia tiesiog atkreipiamas dėmesys, kad yra kažkoks
pakankamas ribotumas žmonių dirbančių akademijoje, kad jie užsiciklina tos trikampio sąvokos pagrindu ir jeigu jau kažkas nukalė ir paleido trikampį analizuoti galių struktūroms, tai paskui keisdami vienaip ar kitaip tuos kampus toliau būtinai bando viską aiškinti kažkodėl per trikampius, net jei tie kampai ne trys, ar net jie visai netinka, bet kažkodėl yra tas noras išsaugoti trikampį. Ir taip pat, kad šitą aksominio trikampio idėja remiasi būtent patronažo, klientelizmo, neformalaus valdymo dalykus analizuojančią literatūrą, kur prielaida, kad kuo yra marginalesnė, kuo mažiau resursų kažkokia veiklos sfera turi, kaip pavyzdžiui šitą gender politiką, tai taip pat kuo mažiau galios įtakos turi jie suinteresuota interesų grupė, šiuo atveju moteris, tai tuo labiau jai tenka kliautis, kad savo tikslų pasiektų visokiais neformaliais ryšiais, asmeninė simpatija, geranoriškumu, visokiais neformalios įtakos kanalais, tiek tarpusavėje bendraujant, tiek su tuo hierarchiškai aukščiau esančiu patronu, kas tai bebūtų institucinė tvarka ar tam tikrai asmenys, kad tie tinklai todėl ir ne hierarchinė, todėl ir blokšti kaip aksomas, kad jie yra išblokšti iš hierarchijos. Žodžiu, tai nėra ta sąvoka nei kurianti teoriją, nei aprašanti kažkokią pageidautiną politiką, bet konstatuojanti tam tikrą veikiau negalėjimą. Ir jeigu prisimenant, kad profesorė Zaleckienė siūlė kurti aksominius trikampius, būtent kurti, kaip kažką, ko reikia Lietuvos politikai, kad ji taptų labiau demokratinė, tai akivaizdu, kad ji ne tik neskaitė pati Uolį, kurie remiasi, bet iš vis nežinau, kas tas aksominis trikampis yra. Ir būtent, to straipsnio į pabaigą Uolis sakytų, kad būtent konceptualizacija nelabai adekvati, nes pirmiausia, aptarinėjant tos kooperacinius faktinius kontaktus, čia apeinamas klausimas, o ko iš tiesų siekiama, informacijos mainų ar tikslų pasiekimų, ar nusiraminimų, ar psichologinio komforto, ko tuo iš viso siekiama. Ir kiek tai panašu į tas realiai leidusias patekti procentiškai dideliu mastu į galių struktūras Suomės, kad tai nepaaiškina niekaip šitie konceptai, kodėl jos ten atsidūrė, jos atsidūrė ne per juos, o nepaisant jų. Ir taip pat jie atkreipia dėmesį, kad šitie konceptai, jie būtent daro prielaidą, kad moterys kiekvienoje visuomenėje yra tokios marginalizuotos, išstumtos iš galios pozicijų, neturinčios resursų, kad visoje Europos Sąjungoje taip yra, kad tokia faktinė padėtis, kai tuo tarpu, jis sakytų, pavyzdžiui, Suomijoje taip nėra, ne dėl to, kad ji yra labai feministinė, bet nėra tos faktinės šio tipo marginalizacijos, tiesiog nėra. Ir todėl tos sąvokos daugiau užtemdo negu paaiškina, nes jos nepaaiškina nei kiek atėjus šiuo atveju yra ar turi būti feministės ir ką tai reiškia, nei kiek ta kooperacija stabili. Būtent Uolį kritika būtų taip pat, kad norima kažkodėl žūtbūt išsaugoti tą trikampį taip konceptualizuojant, o tai kenkia tiek empirinė analizė pamatymui to, kas yra grubiai elgesi su ta empirinė medžiaga, tiek kliudo teoretizavimui, nes, pavyzdžiui, suplaka į vieną kategoriją skirtingų tipo veikėjus ir manau, kad nesvarbu, kuo jie skiriasi, arba ignoruoja, kad tas veikėjų pobūdis ar kiekis gali kisti, žodžiu, kad iš vis nereikia čia jokio trikampio, galbūt daugiakampis, galbūt bekampis. Ir nepagrįstai universalizuojama, nepaisoma to vietinio konteksto specifikos, kažkas Belgijoje ar kitur sukūrė sąvoką ir tada manau, kad įtinka visai Europos Sąjungai ir visam pasauliui.
žodžiu, valio išvados būtų, kad tie minėti konceptai numato problematiškas prielaidas, dėl kurių juos sunku, gal neįmanoma išvis taikyti Suomijos kontekstui. Pavyzdžiui, prielaidas apie tą faktinę marginalizaciją. Taip pat, kad Suomijos tam partiniam feminizmui, koks jis ten yra, šiaip nebūtini nei autonomiški moterų judėjimai, nei įtakingi lyčių studijų teoretikai kaip legitimatoriai, visai jiems nereikia, žodžiu, jiems nereikia šios strateginės partnerystės toms suomiams politikėms, kad jos gintų savo genderio interesą didžiojoje politikoje ir gintų sėkmingai, arba kad jos tiesiog patektų į, galbūt nesidomėtų visai tuo, darytų kažką kito, bet patektų į galios pozicijas, patektų į parlamentą didelį procentų, jiems visai nereikia strateginės partnerystės nei su NVO, nei su teoretikėm ar teoretikais. Tiesiog ir be to tai veikia. Vadinasi, tos strateginės partnerystės nėra bent jau joks būtinas kelias į politinį moterų įgalinimą. Taip pat, kad Suomijoje problemiška pati feminizmo sąvoka, nes visuomenė tam tikrų mastų palanki gender lygybė, tai lyčių vaidmenų lygybė, supraskime, bet feminizmas irgi asocijuojamas su vyrų nekentimu ir yra veikiau pejoratyvas, kaip ir Lietuvoje. Taip pat, kad, kaip jau minėjau, kad tose Suomijos politinėse struktūrose moterys seniai jūs nėra marginalizuotos, tiesiog nėra. Ir todėl neadekvati visai aksominio trikampio sąvoka, kurie prašo veikimą marginalizuotų asmenų, kaip marginalizuotų asmenų ir ne tam, kad jie įgautų oficialią galę, bet tiesiog kaip jiems išgyventi, kaip marginalizuotiems, kaip jiems kažkokiais metodais po stalu kažką pasiekti. Na ir jis sakytų, kad konceptualizuota moterų kooperacija faktinė, nes būna toks reiškinys, kaip kooperacija tam tikra, reikia naujų sąvokų ar patikslinimų, arba galbūt visai verčiau būtų tenkintis senosiomis politikos mokslo sąvokomis, kurios analizuoja tiesiog kaip veikia galios struktūros, be šitos gender dimensijos iš viso, tiesiog lygiai taip veikia šio tipo kooperacija kaip ir bet kokiu kitų interesų, turtinių tarkime, ar kažkokiu kitų socialinių susikūrusi lobistinė intencija, lygiai taip veikia ir šį, ir nereikia jos niekaip specifiškai aiškinti, nes tos senos sąvokos bendro pobūdžio, be jokio to gender specific profilio, jos ko gero neblogiau arba geriau paaiškina valio manymu tai, kas vyksta. Tai dabar pereinant prie mano išvadų, jau nebe Holly, o mano. Hollis šitą būtent Holly, kurios nesama teorija remiasi Europos Sąjungos to remiamo projekto vykdytoje, iš tiesų jinai būtent kritikuoja ir atmeta sąvokas, kuriamis grindžiama to projekto metodologija, atmeta tiek tas sąvokas, tiek idėja, jog reikia įmanoma iš viso didinti tą moterų politinį dalyvavimą, kuriant būtent taksoninius trikampius ar strateginės minėto pobūdžio partnerystę. Žodžiu, čia būtų tiesiog nesusipratimas arba kažkas blogiau. Tuo labiau nenumato jokios seserystės, esencializmo ar lyties atstovavimo kaip siekiamybės. Čia būtų kritiškai veikiau žiūrima į tuos lyties pagrindų susikuriančius lobistinius alijansus. Tada, kai jie nutinka, to niekaip nematytų, nei kaip siekiamybės, nei kaip demokratijos kokybės, mato būtent taip demokratijos kokybę aptarinėja tiek Margarita Jankauskaitė, tiek Jolanta Reingardė lyčių studijų specialistė, skaičiusi praeitą savaitę realias paskaitas Socdemų akademijoje, toks labdarinys Socdemų partijoje. Bet šitų dalykų, šito esencializmo ir šito noro politiką paversti lyties atstovų ir atstovių politiką net nenumato ir kitos tyrėjos, kurios mažiau kritiškai ar nekritiškai naudoja tuos Holly aptarinėjamus konceptus, kaip kad strateginės partnerystės ar aksominiai trikampiai. Niekas tų konceptų nenaudoja būtent regis šitame esencializmo
kontekste. Nei tie, kam jie patinka, nei tie ir atrodo adekvatus, nei tie, kam jie nepatinka. Čia, ką tie konceptai numato, tik tai, kad, tradiciškai yra kai kur susiklostę tam tikri vadinami moterims rūpimi reikalai ir juos daugiau ar mažiau sėkmingai priklausomai nuo kitų aplinkybių ir konteksto de facto bando ginti tam tikros crosspartinės interesų grupės, kartais bendradarbiaudavos tam tikrų mastų su nevyriausybinėm organizacijom ar kartais pasiremdamos kažkokio akademinio autoritetų kartais. Kartais taip nutinka ir tą nutikimą, tą šio tipo empirinę tikrovę bando paaiškinti įvairios tokio tipo konceptualizacijos geriau ir blogiau. Tik tiek, čia nėra jokio išsakoma normatyvo demokratija. Tačiau tiek ta profesorė Zaleckienė, tiek Jankauskaitė, tiek visam LSDP partiniam feminizmui, galima jį taip pavadinti, yra kitaip, jiems tos savokos numato ir seserystę, ir esencializmą, ir netgi faktinę marginalizaciją prašančius tuos techninius konceptus, kaip kad aksominis trikampis, kaip įgalinančius. Jie galvoja, kad čia yra kažkas, ką galima ir pageidautina imti ir sukurti. Čia tas Suomijos gerasis pavyzdys aprašytas šiame straipsnėje yra panaudojamas Lietuvoje tik tai tuo, kad nežinia ar tiesiogiai ar ne, bet sutapimas būtų tik tas, kad Lietuva išties bando lygiuotis į tą partinį feminizmą per Socialdemokratų partiją, bet partinį, kuris sutampa faktiškai su NVO, nes tie patys žmonės, kurie tebedirba arba dirbo nevyriausybinėse lyčių lygybę susirūpinusiose organizacijose, tie patys žmonės vėliau tampa institucionalizuoti kaip Socialdemokratų partijos narės ir tada jie bando suliedami būtent tą savo nevyriausybinę veiklą su politinė, bando šiuo būdu feministinti. Ir taip pat ta nevyriausybinė veikla tampa tokio partijos ranka ar koja, kuri daro tai, ką liepia partija, yra toks aptarnaujantis partija aparatas. Ne partneris iš tiesų būtų galima manyti, kai kalbama apie tas strateginės partnerystės, tai veikiau tai de facto reiškia, kad politinės struktūros kooptuoja, pasiima tą aktyvizmą nevyriausybinį, jei tokio apskritai būta, ir jis neturi jokio savarankiškumo. Ir čia būtų, kad simuliuojama tiek ta grassroots parama, kurios nėra, tiek akademikų parama, pasiremiama darant partinį renginį, politinį, pasiremiama kažkokiu tyrimu akademinio, pasiremiama profesorių, pakviečiama pristatyti. Akivaizdu, kad nepaisant titulų, tai yra kažkas žemiau kartelės akademinio tyrimo, kažkas labai keisto, bet tai funkcionuoja viso labo kaip autoritetas, kaip legitimacija. Autoritetas ne toks autoritetas, kuriuo kažkas rimtai tiki, bet tiesiog mes išpūsime, ką nors pastatysim kaip autoritetą ir todėl negalėsite mūsų kritikuoti, nes tyrimas buvo, kažkas darė tyrimą ir todėl Tai tokiu būdu tai veikia. Ir tuomet kaip tą veiklą legitimuojantis tyrimas, būtent tas didžiąja raide tyrimas, pristatomas kažkas, ko tie rengėjai net patys, tai tyrimo atlikėjai regis nesugeba suprasti, perskaityti tų tekstų, kuriais remiasi, galbūt galima įtapti, gal net anglų kalbos nemoku, tiesiog pagūglino, surado, kad kažkokia holika savo straipsnėse mini aksominį trikampį ir todėl reikia pasakyti, kad mes remiamės jos teoriją. Bet ten dar ne viskas, tai, ką pristato Zaleckienė, yra projektas, kuriam gavo finansavimą ir paminė, kad tą teoriją jinai naudojo rašydama paraišką. Neaišku, jie, bet buvo naudojo. Ir tada, ką dar būtų galima pasakyti, baigiant, kad
Tai šitokio tipo tas veikimas jis numato tokią keistą getų demokratijos sampratą, kurie būtent ne kartą, ne tik čia, ką būtų galima gal dar pateisinti kaip lepsus lengvi, bet ne tik čia įvardyja šitos akademiniais, feministais, socialdemokratės jų simpatikės. Getų demokratijos, kurioje būtent rinkėjai yra skeliami į vyrus ir moteris. Ir tokia bus dvi grupiai, dvinariai visuomenė, kuri mat labai demokratiška, jeigu kiekviena iš šitų dviejų dalių turi savus atstovus, atstovaujančius jų genderą, jų vaidmenį ir vaidmenio nulemtus interesus politikoje, ir visa politika iš esmės ir tuomet ir susiklostytų kaip vyrų ir moterų politika ir derybos turbūt. Na, čia taip nesakoma, bet tą galima ekstrapoliuoti. Žodžiu, politika, kurioje tik moteris gali atstovauti moteris, tik vyras gali atstovauti vyrą, yra tą išsakiusi ir Reingardė, ir Margarita specialiai perklaustos kuo rimčiausiai. Nes arba moteris laikoma visiškai neatplėšiama nuo savo šito vaidmens lyties ir neturinti jokių kitų ar svarbesnių pažiūrų ar interesų, tai moteris suprantama kaip ideologija. Arba, kaip ta pati minėta apklausa leidžia suprasti, tikimasi, kad visuomenė politika praturtins moterys tuo savo specifiniu, esencialistiniu moteriškumu, todėl jų čia reikia. Ne tik, kad daugiau demokratijos šiuo keistuoju būdu suprastos būtų, bet kad pati politika tokiu būdu turėtų pasikeisti ir pagerėti. Štai moterų dalyvavimas turi padėti spręsti, kaip ta apklausa nurodo, tiek ekonominius klausimus, tiek kultūros klausimus, tiek talentų padėti surasti. Tai yra iš viso įdomi politiko veiklos kryptis, surasti talentus, galbūt net sukurti. Ir taip nemanantis tuomet atrūšiuojanti kaip seksistai, kaip stabdis šiai progresyviai politikai. Kai tuo tarpu būtent tai, kas čia kaip pristatoma kaip progresyvu, yra toks backlashas, kad sunku įsivaizduoti didesnį. Ir tada tai reikštų, kad problema laikoma ne faktas, kad tradiciškai, tarkime, Lietuvoje moterys buvo anapus politikos, tiesiog, lieka savo privatybėje, nedalyvauja politinėje veikloje dėl vienų ar kitų priežasčių arba neįsileidžiamas. Ne tai manoma, kad yra problema pagrindinė, bet problema, kad pati politika yra kažkokia vyriška. Ir todėl ją reikia radikaliai transformuoti, suleidžiant ją injekciją moteriškumo, to konvencinio, bet matomo ne kaip konvencinis, bet kaip kažkokią moterys iš prigimties dėl savo XX chromosomų matyti savaime turi. Tai kas blogai su politika, pasak tos pačios Reingardės, jų vyriška, kodėl jų vyriška, todėl kad čia jų draskomasi dėl ambicijų, konkurencingumas, racionalus, šaltas apskaičiavimas veikia, tai trukdo susitarti ir priimti sprendimus, todėl reikėtų ją permontuoti į kitokio tipo veiklą, pakeisti iš principo, politika turėtų tapti kažkuo nebevyrišku, galbūt subalansuotu arba galbūt iš viso moterišku kažkuo, kur būtų vietoje šitų ambicijų, abstraktaus mąstymo ar racionalumo, daugiau galbūt sprendimų priimamų intuicija, simpatija ar altruizmu vadovaujantis, kas priskiriama tą esencialistinį moterį, pereiti nuo kažkokių abstraktaus masto klausimų prie kasdienybės ir detalių, daugiau nuolaidumo, daugiau bendradarbiavimo, nes moterys mat nekonkuruoja iš prigimties, o bendradarbiauja ir taip toliau. Žodžiu, tai čia yra vizija, kad visos tos savybės, kurias ta tvarka tradicinė vadinama patriarchatu laikė deramas politikoje veikiančiam žmogui, kad visos tos savybės yra ne šiaip savybės sietinos su politinė veikla, bet tai yra kažkas vyriško, kažkas, kuo nepasižymė moteris
ko jos negali pasižymėti ir taip pat kažkas blogo, todėl reikia tai pakeisti. Tai va toks atsiranda keistasis politikos supratimas, kuris, na, šiaip bent jau nieko bendro neturi su tuo, kuo jį buvo, regis, bandoma šitų mūsų socialdemokračių akademikių, kuo jį buvo bandyta pagrįsti. Tai čia tada gal ir baigčiau. Ir tada galbūt verta aptarimo ar diskusijos, arba galbūt neišsakyta dalykai, kuriuos galima šitos medžiagos pagrindu išsakyti.